Taip, tai iš tikrųjų pagavom dar vieną mūsų komandos vairuotoją, lenktynininką Tomą, tai noriu, kad jisai mane pasikviestų į automobilį ir parodytų, kaip ten viskas atrodo iš vidaus, va būtent lenktynių metu, labai iš tikrųjų įdomu, nes niekada tokioje vietoje nesėdėjau. Tokio automobilio tikrai dar nematėjai ir jame turbūt dar nesėdėjai, tai einam į vidų ir pasižiūrėsim, kaip atrodo automobilis iš vidaus. Pirmas įdomus dalykas, reikia mokėti ne tik vairuoti automobilį, bet mokėti jį įlipti, čia ne taip paprastai įlipti, jo. Trauk. Oh my god. Dabar prašom. Kaip nuo kur pradėti raityti? Dar kaip jautiesi? Nu kaip, truputį užmiršta, kad aš irgi esu svarbi šiame automobilyje, nes net nėra kur šiknos dėti. Visiškai jaučiuosi kaip ne automobilyje. Iš tikrųjų, tai yra visiškai standartinio dydžio automobilis savo proporcijomis, irgi ilgis, plotis, dydis artimas standartinio automobiliui. Taip, tai dabar esame automobilio viduje, tai vat, matom tokius įdomesnius dalykus, ko kasdienėme automobilyje nepamatysime, tai turim nuimamą vairą. Ant laido. Jo, ant laido. Turime pavarų perjungimo mechanizmą, gali vat pabandyti. Aha. Netgi tu sėdėdama čia, maigydama, jeigu aš važiuočiau, tai pavaros persijungtų. Bet tik čia turėtum sukti. Tik sukti. Geras, kaip fainai jos taip labai kažkaip maloniai. Taip, ir informatyviai, taip. Aha, jo, nekyla klausimų.